Bet neplotė esmė iš tikrųjų. Esmė, kad mokiniai, kurie mokosi mokyklose, turi gauti gerą aplinką, kad ji būtų tikrai atitiktų higienos normas, kad ji būtų sutvarkyta. Ir be abejo, lėšas, kurias mes skiriam mokyklų išlaikymui, reikia visų pirma būti skiriama mokiniams, o ne personalo ir ne suaugusių išlaikymui. Tokie sprendimai nėra populiarūs, jie yra pakankamai sudėtingi, bet tai, ką pasiūlė švietimo skyrius ir specialistai, savivaldybės administracija, aš manau, kad yra pakankamai racionalūs dalykai. Ar mes priimsim sprendimą uždaryti gimnazijas ar progimnazijas, ar uždaryti pradinės mokyklas, pats uždarimas jau yra pats faktas, kuris yra ne visiems smagus ir priimtinas. Bet ką noriu dar kartą pabrėžti, yra pasiūlytas prijungimo būdas, kuris leidžia maksimaliai išsaugoti darbuotojų teisės, apsaugoti jų socialinės garantijas ir matyt reikėtų labai realiai perspektyvoje apsibrėžti, kad ne prie pastato mes prisirišam, o prie būtent mokinio poreikio, ir mokinio poreikiai turi būti aukščiau vadovų, politikų, partijų, personalo interesų.